Aš esu Akvilė Maleskaitė, čia yra mano klasiokė bei kolegė Monika Vilkelevičiūtė. Mes atvykom pas jūs iš Gelbūnų gimnazijos ir mūsų pristatymo tema yra geros savijautos garantas. Visų pirma, tai noriu visus pasveikinti, kad ir su praėjusia, bet vis tiek šventė tai pasaulinė sveikatos diena, kadangi visiems turbūt aišku, kad sveikata yra didžiausias mūsų turtas. Taigi, kas yra ta gera savijauta? Gera savijauta tai sąmonės būsena, nuo kurios priklauso daugybė dalykų. Tai mūsų darbo kokybė, naudingumas, laimė, bendravimas su aplinkiniais, mūsų pačių požiūris į aplinką ir daug kitų. Tai manau visiems aišku, kad jeigu mes gerai jaučiamės, tai mes ir laimingi, ir naudingi, ir net pasaulis gražesnis atrodo, ar ne? Taigi, anketės apklausos metu, kurią turiu savo rankose, mes apklausėme keturių klasių mokinius iš Bogoslaviškio Įplašėniaus mokyklos bei Gelbūnų gimnazijos. Ir mūsų tikslas buvo išanalizuoti mokinių nuomonę apie gerą savijautą, skatinti sveiką gyvenimo būdą, supažindinti su tam tikrais gerą savijautą lemiančiais veiksniais. Bei uždaviniai buvo išsiaiškinti, kas mokinių nuomonę lemia gerą savijautą ir nustatyti mokyklose esamą situaciją šio klausimu. Taigi, pirmas klausimas buvo, ar valgai pusryčius. Iš jūsų buvo klausta apie 78 mokinius kažkur. Tai pusė jų, 40 mokinių atsakė, kad taip, jie pusryčius valgo, šiek tiek mažiau 30, kad kartais ir iš vis mažai 7, kad ne. Iš tikrųjų, pusryčiai yra pats svarbiausias dienos maistas, kadangi po miego kūnui reikia degalų, kaip sakau. Tai tie pusryčiai yra kaip degalai mūsų kūnui, kad jis funkcionuotų visą dieną normaliai. Taigi, paklausime, kokie maistai prastai jie renkasi pusryčiams. Taigi dauguma, 51 mokinys atsakė, kad bet ką renkasi, 16 mokinių vaisius, 13 grūdinius, o 5 mokiniai daržoves. Iš tikrųjų, paaugliui, kuomet jo organizmas intensyviai auga, jam reikalinga apsirūpinti maistinėmis medžiagomis bei energija. Taigi pusryčiai turi sudaryti 25% mūsų visos paros energijos kiekio. Geriausia būtų pusryčiams valgyti grūdinius produktus, tai košes bei vaisius, nes košėse, kaip žinoma, gausu angliavandenių, baltymų bei energijos, o vaisiuose gausu vitaminų. Taigi, kitas klausimas buvo, ar pusryčius, pietus, vakarienę valgai reguliariai. Kaip matome, rezultatai pasiskirstė gana po lygiai. 41 mokinys atsakė, kad taip, maitinasi reguliariai ir 37, kad ne. Iš tikrųjų, maitintis kasdieną tomis pačiomis valandomis nėra būtina, yra svarbu daryti tai reguliariai, laikantis tam tikro periodiškumo. Tai pavyzdžiui, pirmąjį dienos maistą pusryčius valgyti nedaugiau kaip 2 valandos po pabudimo, o pagrindinį maistą, patį sočiausią, tai galima valgyti arba per pietus, arba per vakarienę, bet neilgiau kaip 3 valandos iki einant gultis. Taip pat paklausėme apie nesveiką maistą ir kaip dažnai apie nesveiką paaugliai maistą valgo. Taigi daugiausia 32-3 mokiniai atsakė, kad kartą per savaitę valgo nesveiką maistą, 25 kartą per mėnesį, 13 kasdien, o apie 10 mokinių iš vis nevalgo. Ir galima pastebėti, kad nesveikas maistas yra labai paplitęs mokinių tarpe. Dabar populiarios kebabinės, picerijos. Ypač tuomet paaugliai valgo nesveiką maistą, kuomet turi popamokinę veiklą, kai nėra galimybės pavalgyti namuose ir renkasi nesveiką maistą apetitui sumažinti. Bet jie nesusimąsto apie nesveiko maisto pasekmes. Tai nesveikas maistas suardo kepenis, labai nesveika kepenim bei skrandžiai. Ir žmonės nuo nesveiko maisto tunka. Ir galime tai labai pastebėti Amerikoje, kai žmonės tikrai labai dažnas žmogus yra virš tos normos svorio. Kitas klausimas buvo, ar užsiimi kokiu sportu. Džiugu, kad didžioji dalis iš 50 mokinių atsakė, kad taip, jie kažką sportuoja, na, o likusiai, kad ne. Iš tikrųjų, sportas yra vienas iš labiausiai gerą savijautą lemiančių veiksnių, todėl galima teigti, kad sportuoti yra būtina. Niekas nesako, kad reikia kilnoti štangas, didžiausias nubėgti po 30 km maratoną kasdieną. Bet kažką sportuoti, užsiimti kažkokiu judriu hobiu, kažką veikti yra tikrai labai naudinga. Tiek mums, tiek mums visiems. Atlikę apklausą mes labai nudžiugome, nes mokiniai labai intensyviai sportuoja, tai 40% visą laiką stengiasi būti aktyvus, 34 daugiau kaip 4 valandas, o likusiai 1 valandą.
Ir tai galime labai pamatyti, atkreipti dėmesį vasaros laikotarpiu, kai stadionai, krepšinio aikštelės pilnos yra lakstančių mokinių ir intensyviai sportuoja. Ir tuo sportu tiesiog praleidžia smagiai laiką. Jie supranta, kad sportas yra labai sveikas mūsų organizmui, kaulų struktūrai, širdies veiklai. Ir dažnas mokinys netgi namuose sportuoja su tais sunkiais svoriais. Ir iš tikrųjų tai yra labai džiugu. Kitas klausimas buvo, ar rūkai. Džiugina tai, kad didžioji dalis atsakė, kad nerūko, bet atsirado net 25 mokiniai, kurie rūko. Ir 10 tų, kuriuos manau galima pridėti prie tų pačių rūkančiųjų, kurie atsakė, kad kartais. Tai iš tikrųjų visi rūkantis ir nerūkantis puikiausiai žino tą rūkymo žalą tiek sau, tiek gamtai, tiek aplinkiniams. Eilę metų jau ir tos idėjos, tos mintis, kad rūkyti negalima yra kemšamos į galvą per visokius rūkymo prevencijos renginius, šventes, per visi ten tie cigarečių akcizo didinimai, nauji įstatymai, bet kaip matome, tai nieko nelabai keičia iš tikrųjų. Nes jeigu žmogus nenori keistis, tai jis ir nesikeis. Ir iš to paties klausimo kylantis dar vienas klausimas rūkaliams, tai kiek tada cigarečių surūkai per dieną, jeigu jau rūkai. Tai didžioji dalis, 92% atsakė, kad tik kelias, o 8% kad visą pakelį. Iš tikrųjų rezultatai nedžiugina, atsižvelgiant į mokinių amžiaus cenzą, kurie buvo apklausti, kadangi ne visi yra pilnamečiai ir dauguma yra išvis mažučių. Antra problema po rūkymo iškyla alkoholio vartojimas. 51 mokinys atsakė, kad niekada nėra vartojęs alkoholio, 26 kad kartais, o vienas mokinys, kad dažnai vartoja alkoholį. Mokslininkai nustatė Lietuvos statistiniais duomenimis, yra nustatyta, kad mokiniai pradeda vartoti alkoholį nuo 13-14 metų. Ir tai yra labai anksti. Ir aš manau, kad alkoholio vartojimas atsiranda pas paauglį dėl to, kad šeimoje yra ta problema. Be abejo, aplinkinių elgesys su tuo vaiku bei paauglio psichologinė būsena, bet dauguma paauglių turbūt nesusimąsto, kad tas alkoholio vartojimas kenkia kepenim bei gali priklausomybę padaryti paaugliui ateityje. Bei apie poilsį paklausėme, tai 44% mokinių 8 valandas ilsisi, 36% mažiau kaip 5, o 20% daugiau kaip 8 valandas. Ir mokslininkai nustatė, kad mokiniui poilsio užtektų 9-10 valandų. Tai jeigu jūs keliate 7 valandą ryte, jūs turėtumėte eiti miegoti 9 valandą vakaro. Bet, kaip žinia, šiuolaikiniai visuomeniai tai padaryti yra labai sunku, tas 10 valandų išmiegoti tikrai labai sunku. Ir statistikoje matom, kad 8 valandas vaikai miega. Ir dėl ko? Dėl to, kad dabar labai yra populiarūs tie socialiniai tinklai, tai Instagram, Facebook. Ir turbūt patys pastebėjot, kad gulatės miegoti, jūs pasiema telefoną į rankas ir visas tas pasaulio naujienas svarbu yra prieš einant miegoti peržiūrėti. Tai tas labai sutrukdo mūsų laiką, sutrukdo mūsų miego kokybę. Ir kas atsitinka, kai mes neįsimiegam? Tai kelios valandos mūsų nemiego, atsiranda dirglumas, sumažėja fizinis aktyvumas, mūsų smegenų veikla. O jeigu mes nesimiegame pastoviai, tai mūsų imunitetas sutrinka, ir apetitas sutrinka, ir visa tai labiau būna tiesiog mūsų sveikata būna prastesnė nuo miego. Taigi prieš paskutinis klausimas, ar mokykloje jautiesi gerai? Džiugu, kad didžioji dalis, netgi 96% atsakė, kad taip, jie čia jaučiasi gerai ir laimingi, bet atsirado, kurie čia nesijaučia gerai, tai pastarųjų 4%. Iš tikrųjų, mokykloje mes praleidžiame labai daug savo gyvenimo, labai daug savo laiko, todėl savijauta ten tikrai turi labai didelės įtakos mūsų tiek sveikatai, tiek būsenai. Todėl su visais sutarti, su klasiokais, su mokytojais, su draugais yra tikrai labai svarbu. Kaip manote, kas lemia gerą savijautą? Taigi gerą savijautą lemia daugybė veiksnių. Tai miego kokybė, kiekybė, taip pat mityba, sveikas, nesveikas maistas, proporcijos visos, žalingi įpročiai. Žalingi įpročiai tai ne tik rūkymas, narkotikai ir alkoholis. Žalingų įpročių gali būti įvairiausių.
Tai netaisyklingas sėdėjimas, kaip ir minėjo, kompiuteris, internetas, telefonai ir visa kita, kas daroma nuolatos, bet turi žalingą įprotį. Taip pat laisvalaikis, aktyvumas, santykiai su aplinkiniais, kadangi gerą savijautą įeina tiek moralinė savijauta, tiek fizinė savijauta. Todėl tiek vienaip, tiek kitaip reikia gerai jaustis, kad jaustumės gerai. Netgi oras kartais gali įtakoti mūsų nuotaiką ir tai paveikti mūsų savijautą, bet oras nėra pavaldus mūsų galėms, mes jo negalime valdyti, koreguoti pagal savo norus, todėl siūlyčiau koreguoti tai, ką galime, tai savo gyvenimo būdą. Tai gyvenkite sveikai, jauskitės gerai ir būkite laimingi. Ačiū. Apie tai, kad keičiasi įpročiai. Ačiū, mergaitės. Dabar turėtų pasiruošti Laurynos Kuokos Gucevičiaus gimnazijos mergaitės Justina Kavaliukaitė ir Ieva Jankauskaitė, kurios papasakos apie mokinių sveikos mitybos įpročius. Taip. Na, o kol merginos pasiruoš, tai tikriausiai noriu daryti tokią išvadą, kad tikrai laikai keičiasi. Mūsų laikais mus tėvai baudė, tai kaip sakė, neįsi į lauką. Taip, ir mums tai buvo pati didžiausia bausmė. Dabar jūs tai nori nubausti, tai ką sako? Eik į lauką. Tai dėl to tikriausiai dabar yra didelė problema, apie kurią mes vis kalbam, kad mūsų jaunimas mažai fiziškai aktyvus. Taip, mažai sportuoja, mažai vaikšto, mažai būna gryname ore. Na ir dabar klauso merginos jūsų.